Labą dieną. Šiandien turim 158 užsiėmimą. Praeitą kartą pradėjome kalbėti apie Lietuvių kultūros ir mokslo sąjūdį 20 amžiaus pradžioje. Šį kartą pratęsime. Pirmiausiai apie teatrą ir muziką. Taigi 20 amžiaus pradžioje prasidėjo nuostabūs kabutėse klojimo teatro laikai. Pirmaisiais metais privačiuose būtuose dar buvo vaidinami slapti spektakliai. Atgavus spaudą, domėjimasis teatru dar labiau sustiprėjo. Vaidinimus rengė ir juose dalyvavo moksleiviai, studentai, inteligentai, kaimo jaunimas. Vykdavo lietuviški vakarai su dainomis ir deklamacijomis. Kūrėsi chorai, jiems reikėjo lietuviško repertuaro. Vilniuje lietuviškų vakarų organizatorius ir kompozitorius Mikas Petrauskas parašė ir 1906 metais pastatė pirmą lietuvišką operą kabutėse Birutė. Tuomet kaip kompozitorius iškilo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, parašęs pirmąsias simfonines poemas kabutėse Miške ir kabutėse Jūra. Lietuvių kompozitoriai Juozas Naujalis, Česlovas Sasnauskas ir jau minėtas Petrauskas klojo pamatus kitiems žanrams, tai yra originaliai choro dainai, operai, apie lietuvių dailę. Pirmoji lietuvių dailės paroda buvo iškilmingai atidaryta 1907 m. pradžioje Vilniuje, Petro Vileišio namuose. Šioje parodoje pirmą kartą buvo eksponuota Čiurlionio kūryba, kuri skyrėsi nuo kitų to meto dailininkų darbų, buvo visiškai naujas, individualus meno reiškinys. Dailininkas, apmąstydamas žmogaus būtį, be galo subtiliai, originaliu spalviniu ir kompoziciniu sprendimu, reiškė savo įspūdžius, siekius ir viltis. 1907 metais rugsėjo mėnesį Vilniuje įvyko steigiamasis Lietuvių dailės draugijos susirinkimas, subūręs meninę lietuvių inteligentiją. Lietuvos visuomenėje šis įvykis sukėlė dar didesnį atgarsį nei Lietuvių mokslo draugijos įkūrimas. Draugija kasmet rengia lietuvių dailės parodas, nuo 1909 metų dailės kūrinių konkursus. Pažymėtina, kad draugija rengia ir muzikos kūrinių konkursus. Visa tai kartu su Lietuvių mokslo draugijos laimėjimais ir planais subrandino tautos namų statybos būtinumą. 1910 metais Lietuvių mokslo draugija ir Lietuvių dailės draugija nutarė kartu statyti Vilniuje rūmus, kuriuose ketinta įkurti biblioteką, muziejų, paskaitų ir susirinkimų sales, abiejų draugijų valdybas. Čiurlionis įsivaizdavo, kad rūmuose turėtų būti koncertų ir teatro salės. 1912 metais už surinktus pinigus buvo įsigytas nemažas sklypas Tauro kalne. Deja, prasidėjęs pasaulinis karas sutrukdė pradėti tautos namų statybos darbus.
Apie kitas kultūrines organizacijas. 1905 metais Vilniuje buvo įkurta kultūros draugija (Vilniaus Kanklės) propaguoti muzikinius ir dramos kūrinius. Draugijai pirmininkavo ir veikalus režisavo Gabrielius Landsbergis Žemkalnis. 1908 metais Vilniuje susikūrė klubas (Rūta), kultūriškai švietęs Vilniuje ir Rytų Lietuvoje gyvenusius lietuvius. Iki Pirmojo pasaulinio karo kultūrinis gyvenimas aktyvėjo ir kituose Lietuvos miestuose. Kaune aktyviausia buvo draugija Daina, Šiauliuose ėmė veikti Varpas, Panevėžyje Aidas, jos organizavo vaidinimus. Užnemunėje pagarsėjo Marijampolės Šviesa. Aktyvus kultūrinis gyvenimas rodė, kad Lietuvos visuomenėje vyksta esminiai pokyčiai. Klausimai ir užduotys. 1. Trumpai papasakokite apie teatrą ir muziką, kaip pasikeitė lietuvių muzikinis gyvenimas 20 amžiaus pradžioje. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 2. Trumpai papasakokite apie lietuvių dailę. Kokią reikšmę dailei turėjo pirmoji lietuvių dailės paroda. Pasakokite ir atsakykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis. 3. Trumpai papasakokite apie kitas kultūrines organizacijas. Įvardykite keletą jų. Pasakokite ir įvardykite remdamiesi pateiktą medžiagą ir žiniomis.